Kasmet Lietuvos žemdirbiai praranda tūkstančius tonų derliaus. Statistikos rodikliai rodo, jog vidutiniai derliai visoms kultūroms paskutiniais metais mažėjo. Mes turim planą, kurio pagalba derlius ne tik išsaugosim, bet juos ir padidinsim. Sveiki susirinkę. Turime neeilinį susirinkimą ir viena to priežasčių yra plintantis pelinis pašiaušėlis mūsų laukose. Tai svarbiausia mums atpažinti mūsų priešą. Kodėl yra svarbu atpažinti piktžoles? Pažintos piktžolės leis įsiaiškinti jų biologiją, jų augimo vietas ir tai leis pradėti kurti mechanizmus efektyviai jų kontrolė laukuose. Turint tokią informaciją, mes pradedam planuoti sėjomainą, žemės paruošimo būdus, tarpinių pasėlių poreikį, sėjos laikus ir prie to mes priveda prie efektyvių herbicidų panaudojimo. We have these 3 boxes from the Lithuanian fields and we need your support to recognize and... Here on the table we have 3 different grass weeds, windgrass, blackgrass, and the last one, ryegrass, windgrass and blackgrass can be confused. So you have to look very closely. This is blackgrass and Sasha, please show these differences. When you compare that to ryegrass, you will see the ligula which is longer. The ryegrass normally also have called teeth where it gets around the stem, which neither windgrass or blackgrass have. You also get sometimes to recognize them how the leaves put together this way or if they are rolling. For ryegrass, it's getting longer, quicker compared to especially windgrass. Why is it important to recognize in such early stage? We need to control the weeds in the early stage as they have a limited metabolism on the plant, and then we can control them most effectively. Kodėl svarbu sekti piktžolių išplitimo intensyvumą? Turim nustatyti, suskaičiuoti, kiek tų piktžolių turime vienam kvadratiniam metre. Tokia informacija leidžia ūkininkui efektyviai toliau dirbti ir planuoti savo darbus ir naudoti herbicidus ir kitas priemonės. Kodėl reikia stebėti pavasarį piktžolių dygimą? Mes vertinam rudeninių herbicidų panaudojimą, taipogi galima įsivertinti ir sėjomainos, sėjos laiko, priešsėlių įtaką. Ne visos piktžolės sudygsta rudenį, jas identifikavus, taipogi mes sprendžiam, ar mums reikalingos papildomas herbicidų panaudojimas sukontroliuoti šiom piktžolėm.